Taip, tai labą dieną, aš pasistengsiu labai trumpai, nesakė ne į gylį, o šiek tiek į plotį ir į minčių įvairovę. Bet vis dėlto norėtųsi pašnekėti. Šiaip gerbiamas Paulius Zolubas, jis taip visada intriguoja. Kartais pasikviečiam pas save pašnekėti, sako, patys kalti, kas jūs vertė nuosavybę atgauti. Ko dabar skundžiatės? Bet ant tą nuosavybę yra, ir jeigu šnekėt apie Lietuvos privataus miškų ūkio esamą situaciją, iššūkius ir perspektyvas, tai aš taip susidėliojau vakar tokią trumpą vaizdinį pranešimą ir norėčiau praeiti iš miško savininko požiūrio keletą tokių etapų, kur ir matosi, kokie iššūkiai, su kuriais susidarim ir kokios čia perspektyvos laukia privataus miškų ūkio. Paskui, jeigu bus galimybės padiskutuoti, aš manyčiau, pietų metu ar paskui, kada bus galima, tai tie 5 punktai, pradedant nuosavybės įgijimu arba atgavimu ir baigiant tuo sprendimu investuoti toliau arba bent jau šitą palaikyti tą nuosavybę turimą, kad išlaikyti ateities kartom, nes tai yra privati nuosavybė, tai yra perduodama kitom kartom, arba jeigu nesugebė arba nenori, tada atsisakoma ir perdodama tiem, kurie moka ir gali tvarkytis, aišku, gaunant kažkokį tai atlygį. Tai trumpai ir pereisiu per tuos 5 etapus. Tai pirmas – nuosavybės į mišką įgijimas arba atgavimas. Vieną žinutę noriu pasakyti. Nuosavybės dokumentus mes atgavom. Bet ar atgavom nuosavybę? Yra labai didelis klausimas. Ir Nerijus Kupstaitis čia truputį užsiminė, aš nežinau, gal Aidas Pivoriūnas dar paskui šnekės, bet kartais labai abejoja, nes jeigu Baškytė su Stansikiene nuostata ir politika, Pauliau, kaip ten buvo formuojama ir keičiasi, sako, leisim savininką į miško neturėsim, ir tada neįleidžia, palapinę pasistatai bauda, atvažiuoji bauda, kažką nori padaryti ne tik tai bauda, bet ir didelės baudos. Ministrui Mazuroniui 10-eriopai padidinus baudas dabar gaunasi neproporcingos. Ten tas baudžiamasis mechanizmas, net jeigu nieko nei savo turtui nepadarai blogo, nei valstybei, nei miškui, bet galimybė reketuoti žmonės. O tas vyksta ir vyksta šitą, matyt, visiems tyliai pritarint, nes tai yra instrumentas, kuriuo gali valdyti bet ką, ir pas tave šitą miškų instituto direktorių atėjęs į mišką nuosavą, jeigu tokia yra, bet kuris inspektorius, jeigu norės, ras prie ko prisikabinti ir baudą įdėti, nes įstatymai ganėtinai prieštarauja. Tai va šito vietoje daug nešnekant, bet dokumentus turim, nuosavybės tokios, kaip Konstitucijoje parašyta ir kaip santvarka keičiant buvo žadėta, liko tik lūkesčiai ir tokie filosofiniai įsitikinimai, kad taip turėtų būti. Nes šiaip išteklių daug, jie didėjantis, jie augantis, bet klausimas, kurį matyt čia kels ne vienas, mačiau ir pramonės atstovų, Sturenso atstovų, Vaikinas kažkur yra šnekės, kam mes investuojam ir ar mes turėsim naudoti, nes jeigu iš generalinio rėdo skaidrės 4 urėdijos, 3 urėdijos, kurios dirba pelningai, tai tik tai tos, kurios sulaukia škvalų savo miškuose, kad galėtų naudoti daugiau intensyviai. Pažiūrėkite iš tų 11-12, kurios pateko. Tai sudėtinga situacija, aš šneku apie privačius miškus. Daugelį miškų ūkinių, Pauliau, galima naudoti tik tai tada, kada ateina kokia stichinė nelaimė, tai tada jau galima šitą kažkoks tai naudojimas, o toks planingas dar tikrai galima racionalizuoti ir ieškot būdų. Antras dalykas – disponavimo nuosavybė klausimai. Šaunu žiūrėti, kad valstybė yra skiriama tikrai didelės lėšos, investicijos ir pastangos informacijos rinkimui apie išteklius, apie nuosavybę. Mes kadastrų, kiek finansuojam Lietuvos valstybėje, ne vien tik tai valstybinis miškų kadastras, kiek Žemės ūkio ministerija, kiek kitos tarnybos turi. Aplinkos ministerija dabar rengia
įstatymą specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, kadangi Konstitucinis teismas pasakė, kad vyriausybės nutarimu tie papildomi apribojimai negali būti nustatomi, tai dabar sumanyta yra tuos apribojimus ir plus dar dadinant kitą tiek perkelti į įstatymą ir numatyta dar vienas kadastras, kur visi apribojimai aplinkos ministerijos valdomi bus ten fiksuojami, jeigu toks įstatymas bus priimtas ir taip toliau. Tai tiek priėjimas prie savo duomenų vienoje vietoje ir šitą galima pasižiūrėti valdomą. Darom miškotvarkos projektus, inventorizuojam, dvi inventorizacijos vyksta kas, bet jeigu normaliai ūkininkaujant, tai kas prieina? Inspektoriai, valstybiniai miškų pareigūnai prieina, o savininkas, bet kuris net ir gerbiamas Juzikis, jeigu tik kaip miško savininkas, aš manyčiau, jokių šansų. Arba per kelias registrų centre valdas, valstybinė miškų tarnyboje, miškų kadastrą irgi kažkokį gali pasidarėti labai fragmentuotą, o vis dėlto reikia. Todėl informacijos priėjimas ir antras dalykas, ribojimas naudojimo, nes mes turim daug bendraturčių. Savininkų skaičius didėja, nemažėja, nors miškų plotai neauga tiek daug, nes tie buvę savininkai eina į anapilį, lieka bendruomenė, kuri valdo tada giminė, šeima, o atsidalinti ir kažkaip tą konsolidavimo procesą vykdyti, tiek apribojimų yra įdėta. Urėdai, stengdamėsi apsaugot valstybinius miškus, noriai sutiko, kad tų apribojimų būtų daug ir dabar atsidalinkit, pabandykit atsidalinti saugomai teritorijoje, jeigu ir didesnį plotą turit, kad galėtų kažkas tai parduoti, šitą įsigyti kiti, labai sudėtinga ir sunku, jūs visi tą žinot, bet reikėtų žiūrėti, kad jeigu norim mes racionalaus ūkininkavimo iš to fragmentiškai išsidėsčiusio labai smulkaus miškų ūkio, tai matyti tik tai gerbiama Aurelija iš Utenos urėdijos puikiai supranta, kaip galima ūkininkauti tokiose valdose, nes atiteko jai toks įdomus palikimas ir jinai dabar žiūri visai neblogai tvarkosi, netgi pelno šiek tiek pasiekusi pagal generalinės urėdijos rezultatus. Tai ir čia disponavimas yra tame, kad su savininku dažnai nederinant arba nelabai jam žinant atsiranda tokių įdomių apribojimų ir visų nevardinsiu, bet man vienas toks šokiravo, buvo toks georeferencinis seminaras, čia antrasis Lietuvoje organizuotas aplinkos ministerijos Natūra 2000 klausimais. Tai gerbiama Rūta Baškytė, gerbiamas specialistas, ten Aukštadvario regioniniam parke atsistojusi ūkiniam miške, bet ten yra vakarų taigos kertinė buveinė, šitą aiškina, aš klausiau viešai, tai koks čia idealus ūkininkavimas? Sakė, jokio ūkininkavimo. Kiek mes turim vakarų taigos, Alfredai, per visus Lietuvą inventorizuota? Praktiškai rezervatas. Nesako, kas galime, būtent šitų specialistų požiūrių, uogavimas ir grybavimas. Viskas. Tai labai daug. Ir dar už tai nebaudžia savininko, jeigu jis ateina. Ir jeigu susirenka uogautojų ir grybautojų šitą šiukšlės. Tai žodžio naudojimas ūkiniais ir kitais tikslais išties, norint, kad nuosavybė būtų reikšminga. Aš dabar žiūriu ir gamtosaugininkams sakau, kad privati nuosavybė Lietuvoje šiuo metu yra garantija, kad ten daly miškų iš vis nebus ūkininkaujama dėl įvairiausių. Bet pirmiausia, ne tik tai dėl gamtosauginių apribojimų, bet daugelis miškų yra ekonomiškai neprieinamas ir jis turi primokėti, kad galima būtų ūkininkauti. Ir čia tas Salamakino ir kompanijos kūrybinė iniciatyva 5% apyvartos mokestį įvesti prisidėjo prie to ženkliai, aš paskui parodysiu. Todėl šnekėti reikia tiek apie valstybinius, tiek apie privačius, ar tie ribojimai, kurie yra proporcingi ir reikalingi, ar jie atneša kokį nors naudą ir tikslą. Ir aišku, jeigu Paulius žiūrėjo, ten ūkiniai miškai vis tik tai, jeigu išteklius ekonominis, jis turi duoti ekonominę naudą ir miškuose pas mus pakankamai gerai tvarkomas, iš tikrųjų ten ekologinė, socialinės funkcijos jos gali būti užtikrinamos tik tai miškuose, kuriuose ūkininkavim ar tvarkomas. Antraip, jau prasideda po 20 metų skundai, kad nyksta saugomos vertybės, dėl kurių įsteigta ir panašių dalykų.
Na ir naudojama šią valstybinę miškų tarnybą, aišku, suveda, kiek priauga ir kiek gali būti naudot, bet atkreipsiu dėmesį, ką dabar šneku pastaruosius porą metų pokario laikų želdiniai įveisti ir savaiminiai dabar ateina pribręstantis brandus. Didelis toks kalnas papildomai brandžių medynų ir kaip mes juos naudosim tiek valstybinius, tiek privačiuos. Aišku, galim paskelbti, kad mes saugom miškus ateities kartom, nieko nekirsim, dabar yra ten aplinkos apsaugos komitete tokių entuziastų, fanatikų, vienas kitas, kurie aišku ir siūlys, kad nieko nereikia daryti, reikia saugoti ateities kartom, nieko nenaudoti. Nebent kokią vėtrą ar kas ateis. Galima, aišku, naudoti ir tą indėlį darbą, kuris yra investuotas, panaudoti, nes ūkiškai tvarkomas miškas jis duoda naudą ir jisai nemenksta kokybė. Kyla čia grėsmė ne tik tai prie dabartinių apribojimų, bet klimato kaitos susitarimas, nežinau, kaip Trumpas panaikins jis ten, atsisakys, atsiribos nuo to klimato kaitos visuotinio susitarimo Paryžiaus ar ne. Bet dabar jau vyksta aprobavimo procesas Europos parlamente, iš Europos komisijos jau perėjo ir jeigu nieko nebus daroma ir Lietuva neįsiderės kažkokiu tai išlygų, bet priims taip, kaip yra sudėliota, tai va čia šitoj pat konferencijų salėje prieš 2 savaitės šnekėjom ir aplinkos ministerijos atstovai pripažino, kad per metus Lietuvai tas visos priemonės, ne tik miškam, kainuotų arti €1 milijardo kasmet. Investicijų šitą išlaidą. Tai mes dabar šnekam, kad padidint finansavimą gynybai reikėtų iki 2 procentų ir tas milijardas, suprantat, yra didelė našta. ES ten po 2 milijardus, kas ateina ir po pusę nepilną milijardo mes ten sumokam atgal, to nepadengs. Reikia uždirbti, reikia kažkur daryti ir atsisakyti tų apribojimų, kurie nebūtini. Tai todėl ūkininkavimas ir perspektyvas galima šnekėti tik tai tada, kada ūkinė veikla, bet kuri tame tarp ir miške, duoda naudą ir ne vien ekonominę. Bet ekonominė pirmiausia, ir jeigu šiandien Urėda šnekėjo apie nuostolius, kurie gresia iš keletos tų dar išlikusių gyvybingų įmonių, kurios susiduria su sunkumais, kad realią kainą gauti, tai turi arba aplinkinėse valstybėse pasiekiamose būti įsivyščiusi pramonė, ar mes turim pradėti šnekėti nuosekliai ir su perspektyva, kad reikalinga ir vietinė pramonė vystyti ir ne tik tai toks pirminis medienos perdavimas biotechnologijų. Dabar plėtra yra labai sparti ir tai yra didelė pridėtinė vertė, kuriantis verslai, kurie gali ir sugeba mokėti už žaliavas žaliavų tiekėjam tikrai normalias kainas, bet tą reikia turėti pas save valstybei. Suomiai tą pasidarė, investavo nuosekliai pastarąjį 10-metį. Mums irgi reikėtų padaryti. ES parama apie 130 milijonų eurų skirta šitam finansiniam laikotarpiui. Pagrindiniai pinigai sumesti į naujų miškų įveisimą, iš kurių ten pinigai ir didelė dalim nueina į urėdijas, nes iš urėdijų perkami sodmenys ir užsisakoma taipogi ir paslaugos dirvos paruošimo, kitur sodinimo, bet žemės saugiklių įstatymas, užaukštintos kainos sodmenų ir 40 procentų, jeigu pažiūrėt su praeitų laikotarpiu, sumažinti įkainiai, kieno iniciatyva? Niekas iš išorės nesiūlė šitą patys šitoje vietoje tuos pasiūlymus ir skaičiavimus prisidėjo padarydami viskas. Dabar tie reikalai stojasi, o kur bus panaudojami tie pinigai, apie tai diskusijos nešneka, nors kaip tik tai sekantys metai tai yra tie, kada turėtų būti peržiūrima kaimo plėtros programa ir pasiūloma kryptis, kur investuoti šituos pinigus. Tai yra rimti pinigai skirti būtent visam miškų sektoriui, ne tiek privačiam miškų ūkiui, nes didelė dalis nueina į urėdijas. Kaip? Urėdijos gauna šitą iš bendrųjų reikmių programos, bet urėdijos gauna per sodmenis medelynuose parduodami, nes kitos alternatyvos praktiškai nėra, jeigu šnekam.
Nu, matot, nuomonių įvairovė. Pasižiūrėkit, šitoj vietoje tie 5 procentai praeitos krizės metu įvesti, dabar trečdaliu sumažėjo darbų apimtis privačiuose miškuose. Ir gerai, ten pramonės nėra daug, bet tai yra darbo vietų sumažėjimas, tai yra pajamų sumažėjimas, tai yra problemos. Todėl kaimo plėtros programa ir kitos finansinės galimybės, čia reikia žiūrėti, kad tie pinigai būtų panaudojami miškam, nes melioracijai, vietovėms su kliūtim, ten visokiam žemės ūkio ministerija labai greitai paims. Na ir dabar išlaikymas šitos visos nuosavybės, investicijos į miškų ūkį. Mes kasmet organizuojam šiemet kartu su aplinkos ministerija anksčiau. Tokius įvertinimą padarėm, bet gruodžio 8 dieną dar pratęsim diskusiją apie pavyzdingai tvarkomas privačias valdas ir problemas ir galimybės miškų ūkį tradiciniai Trakuose organizuojame konferencijoje, kurią visi kviečiam. Bet kad investuoti į miškus reikia turėti galimybę uždirbti. Ir turėti pinigų, ir dabar klausimas yra ne vien tik tai, kas čia investuoja Lietuvos piliečiai, verslininkai, miško savininkai, kas kiti, arba iš kur kitur tie pinigai ateina. Aš jums vieną skaidrę parodysiu, tiesiog daug nekomenduodamas. Čia yra Federalinio rezervų biuro šitą duomenys apie išleidžiamą pinigų masę. Kiek įspausdinimą elektroniškai prigaminama pinigų, vien tik tai JAV dolerių. Yra pasaulinė globali valiuta, rezervinė valiuta. Galima pasižiūrėti panašus skaičius Europos centrinio banko, kitų. Žiūrėkit, nuo 2008 metų, kai buvo krizė ir kai reikėjo uždengti bankų tos įsiskolinimus, ar jaučiat, kad 5 kartus padidėjo infliacija? Tai čia tik oficialūs, legalūs, apskaityti pinigai, kurie cirkuliuoja pasaulio ekonomikoje, buhalterinė apskaito ir kažkur jie lenda. Tai gal tada galėtumėt pažiūrėdami tą, suprast, kokią mes ekonominę pasaulinę turim situaciją ir kas čia mūsų laukia nelabai tolimoje ateityje. Ir kokiu apribojimu naujų, kokiu naujų šitą reguliavimų reikia įdėti, kad greičiau sužlugdyti bet kurį ekonomikos šaką, nebūtinai tik miškų ūkį. Ir kuo daugiau tas kainuos, tuo greičiau turėsim sudėtingą situaciją. Todėl, žiūrint į perspektyvas, iš tikrųjų, aš čia trumpai paliečiau, kad būtų apie ką diskutuoti tas temas vienu aspektu. Šiaip, žiūrint į bendram kontekstą, mes esame tikrai visai neblogoje situacijoje. Ir kad būtumėm užtikrinti tiek miškų savininkai, tiek miškininkai, tiek kiti šitam sektoriui dirbantis ateitį, mes turim turėti darbo vietą, turim turėti sąžiningą ir orų gyvenimą užtikrinti atlygį, pajamas. Ir tada tas kūrimas aplinkos tiek savo, tiek visuomenė iš tikrųjų jisai tęsis, vystysis ne komandiniu principu, bet natūraliai tvarkantis, nes bendruomenė yra išties didelė, daug kas čia įsijungia ir ne vien tik tai lankytojai, grybautojai, medžiotojai ir šitą miškininkai su miško savininkais, bet ir daugelis kitų žmonių, kuriem ta aplinka, kurioje dirbam ir kurią kuriam, yra tikrai svarbi. Todėl asociacija stengiamės prisidėti prie šitos visos veiklos. Gerbiamam Petrauskui paskui pasakysiu, kiek mes ten dalyvavom tose mokslinėse tyrimuose, nes tikiuosi diskusija bus. Ir kad netrukdyt pietų metų vieną baigiamąjį tokį apibendrinimą. Laukia dabar pokyčių metas. Jūs visi jaučiat, nežinau kiek dalyvaujat šituose vyriausybės programos priemonių planuose, pozicijos, vizijos formavime, bet būtų labai gerai, kad būtų priimama išdiskutavus, supratus, kas yra daroma ir išbandžius ir turint kriterijus, kuriais vėliau galima būtų patikrinti sėkmės šitą siekiant tikslų. Sėkmė ar nesėkmė, žodžiu, tuos dalykus iš tiesų reikia kryptingai, nuosekliai daryti, bet nepolitikuojant. Ačiū labai uždėmesį ir gerų pietų.